Sveiki, gerbiami Kavinės fantastijos klausytojai. Su jumis sveikinuosi aš, šio epizodo vedėjas Domas Rutkauskas. O kadangi mes šį tinklalaidės epizodą įrašinėjame dar gegužę, tai kaip turbūt bent jau pusė fantastų žino, kad viena gegužės diena yra skirta tokiam labai dideliam, svarbiam kultūriniam, fantastiniam ir visokiam kitokiam fenomenui. Ir tai yra susijęs su gegužės 4 diena, su May the 4th. Tad tebūnie šį kartą su mumis jėga, bet kol jį nepasirodė, tol pas mūsų studijoje yra Justinas Žilinskas, fantastas, rašytojas, fantastikos veteranas ir taip toliau. Labas, Justinai. Sveikas gyvas. Aš pats bandžiau prisiminti, kad aš pirmą kartą pamačiau Star Warsus, Žvaigždžių karus, ir prisiminiau, kad tai buvo per nespalvotą šilelį. Ir problema buvo, kad jie buvo rodomi per video kauką ir labai vėlyvų laikų. Ir mano tėvai, kurie tais laikais dar kapitalizmo džiunglėse kovojo, matyt, nelabai buvo įsigilinę į visą tą svarbą kontekstą Žvaigždžių karų, nežinojo, kas jie yra, ir mane tiesiog brutaliai nuvarė miegoti po kažkur trečdalio filmo. Ir aš kažkur metus buvau matęs tik tai trečdalį filmo. Paskui aš likutį sužiūrėjau ant dar mažesnio šilelio, daugmaž 2 delnų dydžio, kaip dabar šiuolaikinis koks nors Fold telefonas, jo juodai baltos, baisia raiška, bet vis tiek net ir tai mažytė raiškoje, mažame ekrane, iš tikrųjų paliko didelį įspūdį. Tai dabar estafeta tau, kaip tu pirmą kartą pamatėjai Star Warsus ir kokį įspūdį tau jie paliko? O čia bus ilga istorija ir žilo plauko istorija. Pirmą kartą apie Star Warsus aš sužinojau, kai pas draugelį pamačiau žurnalą, kuris vadinasi Amerika. Ir ant to, žodžiu, Rusijai buvo leidžiama žurnalas Amerika. Ir ant to žurnalo viršelyje buvo New Hope'o reklaminis viršelis, užrašyta «Берегись, идет звездная война». Tai reiškia, saugokis, vyksta žvaigždžių karai. Ir ten buvo didžiulė Veiderio kaukė, žodžiu, Leia, Lukas, ten su raumenų kalnu ir taip toliau. Aišku, lightsaberis, kuris nebuvo panašus dar į tą lightsaberį, kurį paskui pamatėme ekrane. Tai va, tai čia buvo pirmas susitikimas, kas tai yra, kas čia dedasi. Ir tada prasidėjo įdomioji sovietmečio laikų istorija, kur yra tokia, kad tu filmo nematėjai, bet tau apie filmą papasakojo. Ir tada tu kitam papasakoji tą filmą, kaip tu jį matėjai. Ir tada susiginčiai su kituo, kuris galbūt nematė to filmo, gal matė, kad žodžiu, kad dar tas Veideris tai yra ne robotas, ar jisai yra robotas, mes nieko šito to nežinom. Tai va, ir šitie egzistenciniai klausimai tęsėsi iki pat 1988 metų. Kai gana netikėtai aš patekau su moksleivių mainais į vakarų Vokietiją ir pas šeimininkus ant videokasetės šono pamačiau užrašytą Krieg die Sterne. Oh, ja. Ir aš supratau, kas tai yra. Ir aišku, mano buvo toks labai kuklus klausimas, ar galėčiau aš tai pažiūrėti. Tai va, pirmą kartą aš juos pamačiau jau normaliai vokiečių kalba, spalvotai, ko man pasisekė, bet kai Leia ištaria Ich liebe dich, Han Solo, jisai atsako Ich nicht. Kas tas Ich nicht, bet man atrodo, aš neteisingai dabar sakau. Ką tai tiksliai reiškia, aš nežinojau, bet momento dramą aš supratau. Tai va, na ir tai buvo nepamirštama, paskui visi mano sąsiuviniai buvo perpaišomi X-Wingais, kiek aš juos atsimenu. Tai va, toks kelias, o paskui jau ir Lietuvoje daugiau padaugėjo videomagnetofonų, tiesiog aplinkoje atsirado. Tai tada ir juodai baltai žiūrėjau, ir kol galiausiai, man atrodo, tai buvo 93 ar 2, kai jau nebe per videokauką, bet tada, kai rodė Barcelonos, man atrodo, olimpinės žaidynės, atrodo, kad Barcelonos. Žodžiu, pirmą kartą jau normaliai parodė ir vėlgi buvo tam tikras konfūzas, nes mes buvom su klase išvažiavę į jau 12 klasės atsisveikinimo vakarėlį ir rodo Žvaigždžių karus. Aš kažkaip sakau, hebra, žiūrim. Ir man viena tokia mergina, į kurią aš buvau įsižiūrėjęs, sako, Justinai, tau turbūt čia labai patinka. Sakau, ja, man labai patinka. Sako, aš suprantu, ja, maždaug, tu vaikėt. Tai va tokia ilga istorija. Iš tikrųjų, tikėjausi ilgesnės. Oi, dar galėčiau daug pripasakoti, bet pradžia. Gerai, vertinant iš visų filmų, dabar jų oficialūs yra 9, ar ne? Taip. Tai
ar galėtum skirti, kuris tavo yra pats vieniausias ir galbūt scena kažkokia, kuri tau labiausiai įstrigusi? Tai yra, apskritai tai yra ne 9 filmai, yra 2 geri filmai, vienas vos prastesnis ir dar vienas geras. Tai yra, žodžiu, A New Hope arba 4 epizodas, toliau Empire Strikes Back arba 5 epizodas, tada yra Rogue One ir tada, dėja tenka iškentėti ir Džedajaus sugrįžimą. Visa kita yra ne kažką. O gerai, žinok, aš tai būčiau susikirtęs, jeigu anksčiau būtumėm pasakė, nes man, pavyzdžiui, man 6 epizodas buvo vienas tokių įdomesnių. Kažkaip jau susigyvenę su charakteriais, jie patys jau kiečiausi pasidarė, labiau tokie munškinai tokie ir paginiais terminais tariant. Taip, bet tai viskas kartojasi. Vėl nauja mirties žvaigždė, vėl puolimas, tik tam puolime laivų 3 kartus daugiau. Tai žinau, čia kaip su AC/DC, tai čia nieko blogo. Žinau, ne, AC/DC visgi gal geriau sakyčiau. Na, aš nesakau, kad, bet vis tiek, senoji trilogija yra senoji trilogija ir net mano vaikai tą patį sako dabartiniai, kurie ją matė būdami, na, nežinau, dabar jiem gal buvo kokia 10-12 metų, kai aš jam parodžiau, būtent senąją. Ir jie irgi, senoji yra geriausia, nebejotinai. Bet gerai, tada griebkim jautį už šviesos kardų. Kodėl taip yra? Todėl, kad geros idėjos jos nevaikšto dažnai. Ir kai tu turi gerą idėją, bet paskui ją iš visų nučiulpi visais įmanomais kampais, jinai tampa plonytė. Kaip siliukas, žodžiu, tu visas gijas ištampai ir viskas, nebėra jėgos. Tai va dėl to dabar labai yra didelis ir geras nustebimas, tai yra serialas Andor, žodžiu, kuris vėl grąžina kažkokią gyvybę, kažkokį naujumą į žvaigždžių karų visatą, pavadinkim taip. Bet, žiūrėk, vis tiek ta pati pirmųjų trilogijos dalis, na, tai nebuvo visiškai iš niekur atsirado, tam buvo didžiulė įtaka ir Kurosavos, ir paties viso šito. Kaip manau, kodėl nebuvo padaryta su vėlesniam serijom, kad paimti dar kažkokį kitą hitą ir pabandyti savo interpretuoti, nes jau atsirado ir didžiuliai, na, ir techninės, ir idėjinės, ir autoritesio galimybės? Tai daug kas ten atsirado, techninės galimybės išaugo, pinigai dideliai atsirado ir būtent mes tą matom Džedajaus sugrįžime, kad yra labai daug pinigų, bet siužetas jau turi tų pasikartojimo elementų, kurie paskui net ir kelintas ten epizodas išeina į 7 epizodą net ir peršoka. Tai vėlgi, kodėl aš to nepasakysiu, aš tiesiog manau, kad žmonės arba bando žaisti per daug saugiai, tai yra, davai pakartokim ir tikrai paeis. Arba kitas variantas ieško originalumo, kuris gali paimti kartais ir nepaeiti. Tiesiog, kuris gali nepasisekti. Gerai, o kaip tu paaiškintum visą šitą Star Warsų sėkmės fenomeną, plačiaja prasme, kodėl taip yra, kad nuo 77 metų iki šiol dar yra toksai ažiotažas, aišku, kažkiek dabar tam gali prisidėti reklama, bet vis tiek, pradžia buvo tikrai labai sėkminga. Kamet sėkmės raktas tavo vertinimu? Aš manau, kad sėkmės raktas yra universalus siužetas, kuris yra paremtas absoliučiai stereotipiniais, giluminiais pasakojimais. Tai yra herojinė pasaka, tai yra stebuklinė pasaka, kuri labai sėkmingai vizualiai buvo perkelta į kosmosą. Ir aš manau, labai tikrai daug nulėmė ypatingai vykęs dizainas, būtent pirmosios trilogijos. Visa, nežinau, struktūrinė, architektūrinė, techninė dalis, kurią net ir dabar žiūrint po tikrai jau daug metų ir kalbant apie tą patį Andorą, tai tarkim visas tas vaizdas, imperijos vizualika, visa vizualika, visas meno elementas, jisai būtent tai buvo gerai suformuotas jau pirmuose filmuose, kad jisai ramiai išlaiko ir dabar ir tai netrodo juokingai, netrodo, nežinau, kaip filmas neišlaiko laiko patikrinimo. Tai man atrodo, kad visas šitas dalykas suveikia, kad tai yra stebuklinė pasaka, tai yra vienas universaliausių siužetų pasaulyje. Tai yra labai vykęs sprendimas visas vaizdinis, grafinis. Na ir tie keli momentai, tarkim, kaip tie patys lightsaberiai arba šviesos kardai, visi efektai, į kuriuos matyt buvo įdėta labai daug sielos ir tai tiesiog suveikia. Gerai, o kaip tu dabar vertintum
kas Star Wars'uose visgi yra blogiausia? Nepasint to, kad jie daug yra gerai, bet turbūt kažkokie klaidų, kas yra. Ir galbūt nekalbant apie komercializaciją, jos net neapsimoka turbūt vertinti. Tai blogiausia yra tai, kas juose ir geriausia. Jie yra labai paprasti. Jie yra nesudėtingi, juose nėra gilių intrigų. Juose, paimkim pavyzdžiui Star Warsus ir paimkim Game of Thrones. Tai pasižiūrėkit, Game of Thrones mes kęstame, kiek ten giminių, kiek ten viskas malas, taip toliau. Star Warsuose iki Andoro viskas labai aišku. Geri, blogi, žodžiu, vienintelė moralinė, vienintelis moralinis kabliukas tai yra pačio Darto Veiderio personažas, kurį atperka jo sūnus, ar ne? Bet daugiau iš esmės ten nieko ieškoti nereikia, ten nereikia įtempti smegenų, ten tu tiesiog gali mėgautis, ten faina, ten gražu. Plus pirmoje trilogijoje yra Harrisonas Fordas, kurio nebuvimas visur kitur jaučiasi tiesiog neįtikėtinai. Tai yra, jiem taip ir nepavyko sukurti nei vieno personažo, kuris prilygtų savo šaunumu, savo smagumu ir surasti jam aktoriaus, kurie atkartotų Fordo fenomeną. Aš manau, kad tai irgi labai buvo svarbu. Tai va, o bloga kas yra, tai jėtaus, čia turbūt kiekvienam asmeniškai, bet man pavyzdžiui visi tie blogumai, tos visos lėlės ateivių, pavadinkim taip, kai kada pakankamai prastai veikdavo. Bet iš esmės galima sakyti taip, kad ir bloga, ir gera ten susilieja. Tai yra gera yra paprastumas, bloga yra tai, kad tai yra paprasta. Vat kodėl iš manęs ta klasiokė šaipėsi? Dėl to, kad tai yra paprasta. Kiek pasisimi, tarkim, suvartojęs Star Wars visatos, nuosybių vienetų ar panašiai, filmai, žaidimai, serialai, knygos. Aš esu skaitęs knygas Star Wars. Aš irgi esu skaitęs, ką išleido Eridanas, šis knygas. Tai buvo novelizacijos, jos pirma, antra prastos, trečia tai yra Džedajų sugrįžimas kaip tik normalesnė, nes jau rašė ne pats Lukasas, o rašė kažkas geriau šiek tiek rašantis. Bet aš ir taip netikiu, kad ten Lukas būtų rašęs. Ten scenarijai, ten tiesiog scenarijai pavirsti knygomis. Tai va, dabar ką esu suvartojęs? Aišku, esu suvartojęs visus 9 oficialius filmus, be abejo Rogue One, toliau Mandalorianą, bandęs žiūrėti Boba Fetto knygą, bandęs kažką žiūrėti iš animacijos ir dabar, bet nespėjau iki šito pokalbio pabaigti Andoro. Tai va, tai aš nesu tas mirtinai... dar esu skaitęs kažkurią tiesiog iš tos vadinamosios literatūrinės Star Warsų visatos, kur irgi ten knygų yra turbūt apie 100 kažkur. Panašiai, tai esu truputį kažką skaitęs, bet per daug neįstrigo man. Tai va, tai aš tikrai nesu tas, kuris žino visas detalės, kuris ginčijasi, kas yra kanonas, kas yra ne kanonas. Aš tiesiog esu tas, kuris kažkada buvo didelis entuziastas, nes per mažai apie tai žinojo, o paskui, kai prasidėjo visa šita košė, tai tiesiog nusivylė ir džiaugiasi, jeigu pasirodo kažkas tikrai geresnė. Tu žaidimų nesi bandęs, jokių? Esu, Dark Forces ir... Dark Forces yra šūteris, ar ne? Aš jau negaliu pasakyti. Pirmas Dark Forces yra šūteris, tai yra tas pats... Dūmo klonas toksai. Dūmo klonas, esu bandęs, smagus. Paskui aš dabar neatsimenu, ar jisai irgi vadinosi, ar tai buvo Dark Forces antra dalis, ar tai buvo kažkas kitas, bet tu jau eini gali ir lightsaberį turėti, kas yra labai gerai. Ir jau Džedajų galės gali naudoti nuo... taip sakant, šviesiosios pusės galių iki tamsiosios pusės galių, įskaitant Force Choke. Čia gal kartais Jedi Outcastai kokie jau buvo, ne? Aš dabar neatsimenu, ten buvo toksai blogas berniukas vienas, kuris, žodžiu, ten... Ne tas tada. Ir tu gali irgi. Ir Battlefrontą šiek tiek bandžiau žaisti, bet supratau, kad aš jau per senas, aš jau nespėjau ten šaudyti ir gaudyti. Taip, čia žilo plauko problema, pritariu. Taip. Bet aš nuo savęs... X-Wingas ir TIE Fighteris. Taip. Jau TIE Fighteris tai loštas nežinau kiek kartų, kadangi... X-Wingui dar neturėjau tinkamo kompo, bet TIE Fighteriui jau turėjau. Tai aš ten visus tuos Rebel Scum kaip reikiant taškiau.
Aš savo ruoštų, kad liktų įrašai ir kad jeigu kas netyčia nėra girdėjęs, nuo savęs labai rekomenduočiau išbandyti Star Wars Knights of the Old Republic. Pirmas 2 dalis RPG, BioWare daryti, iš tikrųjų viena geriausia RPG apskritai, sakyčiau, mano žaistų kompiuterinių ir puikiai perteikti ir atmosferą, ir fainą mechaniką. Ir kas man patinka, nėra pernelik sunkus. Aš net neatsimenu, ar galima lygiai sunkumo keis, bet tai buvo tiesiog geras istorija ir net ir netikėto tokių twistų buvo visą fainą. Dar prisiminiau, iš Star Warsų dar žaidžiau, kur yra tos pagal pirmą epizodą lenktynės. Jo. Smagu buvo. Jo, čia buvo, bet čia kai išėjo pirmas epizodas apie 2000. O jo, trupučiuką. Atsimenu, aš dar kompaktą mačiau ant Takalnio turgelį, bet biškai per brangiai kainavo, kaip ties laikams. Toks gyvenimas. Gerai, dabar kaip atvertinė? Star Wars franšizę nusipirko Disnėjus. Gerai čia ar blogai? Aš atsimenu, kad aš buvau išvykęs ar į komandiruotę, ar į kažką. Ir aš sėdu į lėktuvą ir galvoju, blemba, o jeigu tas lėktuvas nukris ir aš nebepamatysiu pirmo Star Wars epizodo, nes tuo metu visi labai laukia. Ir dėjo daug vilčių. 99, tai yra pirmi Star Warsai, Matrica, 13 aukštas, Dark City, tai buvo toksai daug gerų filmų. Tai va. Ir man patiko, kai perskaičiau vieną mintį, būtent kalbant apie Disnėjaus nusipirkimą, sako viskas, sako, jūs nebebus taip, kad jūs pamatysite visus Star Warsų filmus, jeigu jie ir toliau taip keps. Bet aš galvoju, kad to ir nereikia. Aš spėju, kad tas Disnėjaus nusipirkimas yra toks variantas, kad kai anksčiau buvo rašomos novelizacijos, visi tie, vadinamai High Republic laikai, pirmoji Sitų imperija, ten Džedajai po Luko, Skywalkerio ir taip toliau. Tai turbūt dabar tą patį perėmė tiesiog filmai. Tiesiog ima kokį nors veikėją, tą patį Obi-Waną, jam sukuria serialą, ima Boba Fettą sukuria serialą, Mandalorianą sugalvojo, tas bent jau neblogas visai. Tai va, ir aišku, ta nesustojanti animacija, čia pinigai. Tai manęs tai nedžiugina, bet o ką tu padarysi, žmogau? Gerai, kaip vertinum, ką Žvaigždžių kariai įnešė į fantastiką? Būtent fantastiką, bendrai. Į fantastiką aš manau, kad jie nieko labai daug neįnešė, bet jie parodė, kad fantastinis filmas, pseudo fantastinis filmas, pavadinkim taip, gali būti neįtikėtinai populiarus, kad tai gali atnešti didelius pinigus. Ir aš manau, kad jeigu ne Žvaigždžių karų sėkmė, neturėtume Alieno franšizės, neturėtume turbūt daug ko, kam reikėjo didelių biudžetų ir kas tikrai galėjo suveikti ir tapti iš, tarkim, pavienio filmo trilogijomis arba dar daugiau. Tai man atrodo, kad tas pats turbūt Indiana Joneso nebūtume sulaukę, nors tai nėra fantastika. Tai aš pasiginčyčiau. Ar ne? Kažkiek, gerai, tebūnė, bet turiu omeny, ten sakyčiau tokia urban fantasy, gerai, urban fantasy, tebūnė. Jo, bet aš turiu galvoje, kad aš manau, kad jie labai stipriai atvėrė vartus šitiem tokio tipo blockbusteriam ir kad fantastinis siužetas gali būti tokio pelningo projekto pagrindas. O kaip tu manai, ar tau pačiam Star Wars'e kažkokią įtaką padarė, kad ar tu jų nepamatęs? Be abejo, neabejotinai padarė, čia neįmanoma, kad nepadarytų, jeigu tavyje yra ugnies. Jėgos. Tavyje yra jėgos, taip, neįmanoma, nes pradedant nuo, kaip sakant, tos svajonės pilotuoti orlaivį, žodžiu, jeigu ne lėktuvą, tai tada X-Wingą, jeigu ne X-Wingą, tai Star Destroyer ir taip toliau. Tiesą sakant, po to, kai aš pamačiau Star Warsus, aš turėjau tokį labai keistą užsiėmimą, kai buvau vaikas, aš nerašiau, bet aš pasakodavau istorijas pats savo. Ir mano istorijų siužetų buvo 3 pagrindiniai šaltiniai. Pirmasis tai buvo Tarasenkos pabėgimas, tai yra lietuviai prieš kryžiuočius. Antrasis tai buvo Stebuklų šalies ciklas, jeigu atsimeni. Žodžiu, dabar sakytume Ozo šalies burtininko istoriją. Čia tas, kur rusų klonas buvo. Taip, kur buvo rusų klonas su Volkovas, su savu išvystymu. Ir trečias dalykas buvo Žvaigždžių karai. Tai mano paskutiniuose, kaip sakant, vokaliniuose kūriniuose
arba pasakojamuosiuose kūriniuose lietuviai labai sėkmingai jau skraidė kosmose ir turėjo lightsaberius, su kuriais ir toliau tenai dirba, aiškinasi santykius ir panašiai. Tai man įtaka buvo tikrai labai didelė. Ir net dabar mano sena svajonė būtų yra parašyti kosminę operą, bet kažkaip vis neišeina. Tai aš noriu, kad, aš klausau, kaip galiuosi, kad tu to nepadarėjai. Pasistengti, padaryk, come on. Tai būtų labai cringe'as baisu. Tai tada eiti iš pračio pozicijos. Vat iš pračio tai reikia turėti gerą humoro jausmą, kas yra, arba mokėti humorą išreikšti, kas yra labai sudėtinga. Bet taip, tai būtų kažkas tokio. Star Wars yra iš esmės maginė fantastika. Man tas labai toksai patiko, geras terminas science fantasy. Science fantasy. Pas tu esi ir fantastikos, mokslinės fantastikos ir fantasy rašytojas. Ar, tarkim, lendant labiau tavo paties ir grįžtant prie klausimų ir lendant į gilyn, ar tavo kūryboje kažkokį paliko pėdsaką Star Wars? Būtent, kad dabar sakytum, tai va, iš kur čia šitas? Na, net nežinau, aš tai spėju, kad visą laiką, kai tu rašai apie kosminį laivą, kosminį mūšį, nenorom tau prieš akis iškyla. arba koks nors ten Star Destroyeris, arba dar kas nors, tai aš net neįsivaizduoju, kas vizualiau galėjo palikti savo tą gausybę technikos, jeigu ne Star Warsai. Nes pažiūrėkim tose pačiuose Alienuose, tas Kostroma didžiulis iš tiesų erdvėlaivis, bet ką ten. O visa dinamika, kurią atneša Star Wars į ekraną. Tai aš beveik esu įsitikinęs, kad visi, kurie apie tai bando rašyti, tai tikrai turės tą mintyse, nes vėlgi, sakau, turbūt neįmanoma pabėgti. Jeigu tu pamatai, tai labai sunku pamiršti, ypač jeigu tu tą pamatai, sakau, jaunystėje, ankstyvoje, vos ne vaikystėje ir tau tai palieka didžiulį įspūdį. Tik aišku, kopijuoti tai aišku nesinori. Bet visas įsivaizdavimas, kaip atrodo kosminė kelionė, kosminė kova, tai man atrodo labai daug kas yra susiję būtent su Star Wars'u pasauliu. Tai Genome 3000? Ne, Genome tai nelabai ten galėtų būti, ten veiksmas Žemėje vyksta. Tai... Nebent jeigu tu kalbėjai apie Ledę. Ledę, ten buvo atskiras, atsiprašau, ten buvo atskiras apsakymas. Taip, tai buvo atskiras apsakymas, ten aišku, ten tas didžiulis laivas vėlgi, bet sakau, aš taip tiksliai, aiškiai negalėčiau įvardinti kur, bet tas tokia aura, tai vis tiek jinai jaučiasi. Mygtukai, pultai, šliaužiančios durys. Aš vėlgi, ką stebėjau dabar tą irgi Andorą, kadangi žiūriu, visur durys yra slankėjančias. Kai kieta. Ir visur hidraulika. Bet žiūrėk, o kalbant, o kodėl tau šitas vis tiek asociuojasi būtent su Star Wars, o ne su Star Trek? Nes Star Trek'os irgi tas pats buvo. Star Trek'ai kaip filmas buvo netokie populiarūs Lietuvoje. Aš pamačiau pirmą Star Trek'ą turbūt jau Lietuvoje. Tai vadinasi gerokai vėliau už Star Wars'us. Tenai buvo daug mažiau veiksmo, ten buvo daug mažiau smagumo, ten buvo tikrai rimtesnis. Tai ir pirmas, ir antras, žodžiu, filmai. Aš neturėjau supratimo, kas per serialas, kol nepradėjo rodyti Lenkai. Žodžiu, tai Enterprise'as, aišku, yra įspūdingas, bet argi palyginsi su Death Star'u? Come on. Teisingai, ten ne vienam kambarį visi pokalbiai vyksta. Tai va būtent. Tai turbūt čia yra, nes jeigu vertinti didžioji sėkmė, kad tai yra dinamika Star Wars'u. Tai yra dinamika, taip, tai yra daug visko, labai tave iš karto jie pribloškia savo užmojo. Nors dabar, kai žiūri jau serialus, kai jie bando kurti tą didžiulį Star Wars'ų pasaulį, tai čia jau atrodo, kad jie labai dažnai tiesiog klysta dėl to, kad viena planeta, vienas miestas. Viskas. Arba, tarkim, didžiulė žmonių gyvenvietė. Gerai, kiek ten gyvena? 800 000. Ką?
Supranti, jūs ką, Pekino nematėt? Arba bent jau Londono kažkas tokio. Planetoje 800 000 žmonių. Nu, nesenai pradėtų kolonizuoti, ką tu žinai. Nu taip, bet ten, jeigu pasižiūrėtume visą žemėlapį, inner core, outer ring, inner ring ir taip toliau, ten tų kolonijų milijonai. Nu, gerai, tūkstančiai, bet tai kažkaip labai... Suprantu, reikia parodyti kažkur skraidimą tarp vienos kitos, kosminį mūšį. Taip, būtent. Gerai, klausimas vėl kaip rašytojai. Kalbant apie Star Wars visą world buildingą, pasaulio kūrimą, kaip manai, ką geriausia galima iš ten pasimokyti ir tame tarp ir klaidas, kurių vengti? Kuriant savo, nežinau, siužetą ar žaidimų, ar RPG scenarijų ir panašiai. Pirmiausia, galbūt Star Wars'ai yra pagrindas tau paimti elementarius rašymo principus. Tai yra, kas yra, pavyzdžiui, 3 veiksmų drama. Kas yra veikėjas. Kas yra veikėjo arka. Kokia yra stebuklinės pasakos veikėjo arka. Kas yra veikėjas, kas yra, žodžiu, gerasis patarėjas. Kas yra blogasis priešininkas, per kur turi ateiti silpnybė ir taip toliau. Kadangi, kaip sakiau, Star Wars'ų bent jau pirma dalis yra labai labai aiškiai, 4 epizodas, turiu galvoje, ne pirmas epizodas, nors ir pirmas panašiai, yra labai aiškiai struktūruoti pagal stebuklinės pasakos kanoną ir labai daug kūrinių yra, apskritai fantastikoje, yra labai daug yra būtent struktūruojami pagal stebuklinės pasakos kanoną ir kas tą kanoną sulaužo, tas dažnai labai daug laimi, bet reikia išmokti kanoną. Reikia išmokti suprasti, kas yra pirmasis žygdarbis, kurį žygdarbis turi nepasisekti, kas yra finalinis žygdarbis, koks turi būti atlygis herojui ir visi šitie kiti dalykai. Tai aš manau, pastudijavus, kaip Star Wars'ai yra sukurti, tas labai gerai matosi. Problema, kad tu tą patį gali taip pat pamatyti studijuodama Žydų valdovą. Na, arba jeigu labiau mėgsta akademinę skaitalą, tai šito Campbello herojaus kelionė. Taip, herojaus kelionė, Campbello arba stebuklinės pasakos, kaip ten vadinasi, šaknis, neatsimenu kaip ta knyga, bet irgi labai gerai. Tai va, tai šitoj vietoj taip. Ir aišku, čia yra blogybė, kad paskui Star Wars'ai nustojo to ieškoti. Ir tada va, dėl to naujosios serijos nebeveikia. Nes nebeatsiranda nieko įdomaus. Star Wars'ai, kaip jau minėjau, kad tai yra science fantasy ir toksai, atrodytų kaip ir nelabai derantis, priešingų polių, tarsim, iš pirmo žvilgsnio derinys, bet, jis pasisekė labai gerai. Kaip manai, kodėl? Aš lieku prie tos pačios nuomonės dėl to, kad pasakos mumise yra labai giliai. Aš nežinau, kaip bus dabartiniam kartom, kurios nebežino pasakų. Bet turint omeny, kad jiems tas pasakas pasakoja DC komiksai ir Marvelis, tai turbūt irgi veiks. Aš taip galvoju. Tai aš manau, kad čia yra pagrindinis dalykas, kad, kaip sakiau, universalumas, labai universalus siužetas, labai universalus veikėjai. Gerai, o kita tema religija. Iš esmės, čia galbūt Star Wars'uose labiau reikėtų kalbėti apie mitologijos įtaką, bet visgi kažkiek yra religinių motyvų. Kas tau labiausiai atkrito į akis? Tiesą sakant, man ta visa galios koncepcija, tai niekada nebuvo tai, kas Star Wars'as yra smagiausia. Gerai, taip, visos tos frazės, use the force, Luke, don't think, toliau, kurias smagiausia apversti, kad galvok, nenaudok jėgos. Tai va, man visą tai atrodė pakankamai dirbtina ir pakankamai neįdomu, jeigu atvirai. Aišku, faina, visos telekinetiniai dalykai, žodžiu, kad tu ten gali judinti daiktus per atstumą, stumti, mesti, naudoti, bet iš esmės visas tas momentas, tas magijos elementas, tai jisai toksai, sakyčiau, pakankamai tradicinis, tiesiog kaip yra magiškiai kardai karaliaus Artūro epe arba bet kokioje kitoje pasakoje, taip ir čia tas dalykas atsiranda. Dėl mitologijų, aš nemačiau ten kažkokių labai didelių mitologinių dalykų, išskyrus mitologinę herojaus kelionę, apie kurią mes jau šnekėjom. Tai ir pavyzdžiui, va dabar tą patį žiūriu Andorą, kuriame gale iš viso nefigūruoja, o viskas veikia. Tai va, tas ir įdomu.
Bet aš pat atsimenu vienu metu, čia turbūt ties 1, 2, 3 epizodų, kai jėga buvo bandyta paaiškinti midichlorianais. Ir koks buvo didžiulis piktis, kad ramiai, nes neatsanlendas. Tai dar toliau, tarkim, gerai, jėga, iš tiesų buvo bandyta jėgą paaiškinti midichlorianais, kad ten kažkokios yra ten dalelės, taip toliau panašiai. Bet štai kas man darosi įdomu, va dabar žiūriu po tą visatą Star Wars ir aš matau, kad jinai technologiškai yra siaubingai atsilikusi. Jie net neturi tarp galaktinio nusikaltėlių banko. Jie nenaudoja DNR-o. Jie turi hologramas, kuriuose yra vaizdas, bet jie pagal tą vaizdą tiesiog identifikuoja, šitą veidą mačiau, tai šitas veidas tas ir yra. Čia net neprieita iki Lombrozo teorijos, tai yra kaukolės, pirštų, žodžiu, kaulų dydžių, apie pirštų atspaudus net nekalbu. Absoliutus košmaras. Jau nekalbant dirbtinį intelektą. Nekalbant, tai dirbtinis intelektas ten atseit yra uždraustas. Kadangi pamatė, kad taip. Šitą bus apleidęs, aš man šitą diunę. Čia yra šitas dalykas kažkuriuose knygose paminėta, kad dirbtinį intelektą uždraudė, nes per daug problemų kelia. Tai ir sitai visus susitiko, netikiu. Tai vat kažkas tokio, jo. Tai šitoj vietoj vėlgi tas toksai prieštaringumas, kad viena vertus tai yra labai technologiškai pažengę, viena antigravai kiek naudojami, pas juos nėra nei vienos priemonės transporto ant ratų, viskas skrenda. Ir tai yra žiauriai faina. Bet tuo pačiu, sakau, kai reikia prieiti prie kompiuterio arba ten ekranai, vis dar išlikę tokie, kurie buvo juos kuriant, tai yra... Iš tikrųjų, yra tas įspūdis, kad magnetinės juostos sukasi po tais visais kompais. Taip, yra. Bet iš kitos pusės prisimink pačius pirmus turbūt 3 žodžius iš intro. A long time ago. Taip, a long time ago in a galaxy far away. Taip, tai reikia kažkur pabėgti ir būtent, taip. Dėl šito aš nesiginčiu. Tiesiog žiūrint dabar, šitie klausimai automatiškai tiesiog iššoka, kad kaip taip gali būti, kaip taip gali būti, jau mes esam toliau, bet mes antigravitacijos dar neišradę. Žodžiu, mums dar būtina ratų ir mes toliau Žemės orbitos, niekaip neišskrendam normaliau. Ja, žinai, čia man truputėlį priminė tavo iš kito irgi nusiskundimo panašių problema apie Firefly. Taip. Su kuo aš tą labai nesutinku, nes taip, tai yra visiškai logiška, bet ta atmosfera, tai yra starvarsiška atmosfera. Starvarsiška visiškai starvarsiška, tiesiog dar daugiau truputį westerno ir... Bet irgi veikia dėl tokio savotiško paprastumo. Tai yra retrofuturizmas. Taip. Geriausias tas žanras. Taip. Gerai, kitas klausimas. Kaip keitėsi Star Warsų auditorija, vartotojų, žiūrovų, komiksų skaityti ir taip toliau, nes, irgi praėjo pakankamai daug metų ir iš tikrųjų pasikeitė, aš manau. Išskyrus tai, kad mes jau džiliai tapom, bet kaip kokius tu matai naujus gerbėjus? Aš nežinau, aš su jais nebendrauju, aš labai atsiprašau, bet aš tiesiog nežinau, ar Lietuvoje yra būtent jaunų žmonių, kuriem tai būtų įdomu, kurie tai pakeltų iki kulto lygio, kas yra ten kokios nors Jungtinėse Amerikos valstijose ar ten dar kažkur, kai žmonės rimtai gaminasi Stormtrooperių kostiumus ir ten juos netgi filmavimą kviečia, nes taiga pritrūko Stormtrooperių ir reikia staigiai gauti masę jų. Tai aš neįsivaizduoju. Dabar į Komikoną, man atrodo, niekas iš Star Warsų net važiuoja Lietuvoje. Ne, šį metų liktai nieko nemačiau. Tai neįsivaizduoju. Aš manau, kad kažkada, atsimenu, labai buvo geras Bernardinuose straipsnis kažkurio, sako, už ką aš kaltinu, kaip sakant, Sovietų sąjungą. Kad aš dabar nesuprantu, ką veikia tas esesininko ir kasetinio magnetofono hybridas. Ar supranti, apie ką aš kalbu? Taip. Mano sūnus bandė žiūrėti Andorą, sakė, per lėta, neįdomu. O man, pavyzdžiui, kaip tik tas lėtumas jau kaip tik sužaidžia. O žiūrėjo ten Boba Fettą, Mandalorianą, suėjo. O kaip tau Mandalorianas? Man Mandalorianas, tarkim, 7-8, kaip aš sakau. Jisai neblogas, jame yra gerų epizodų, bet jame nėra nieko ypatingo. Bet jo, tai buvo iš tikrųjų, čia turbūt pirmas toks ir kaip ir serialinis buvo bandymas pažiūrėti, kaip tai atrodytų serialas. Oi, ne, o kas buvo? Jo, be animacijų. Jeigu be animacijų, tada taip, tada Mandalorianas turbūt yra pirmas, aš dabar jau neatsiminsiu. Mandalorianas, Ašoka, tada palaukas ten eina
Boba Fettas, Obi-Wanas. Galbūt Mandalorianas Disnėjaus yra pirmas. Jo, man atrodo, čia buvo bandymas. Nes prieš tai buvo animacijos. Ir animacijos ir dabar yra. Ir toliau jas kepa ten. Bad Batchas ir taip toliau. Ir panašus. Nors žinau žmonių, kurie žiūri viską ištisai. Ir kuriem dar tas pasaulis yra dar artimesnis negu mum. Ir aš dabar dar galvoju, kad kalbant apie žaidimus, tai atskiras dalykas yra Lego Star Wars. Yra pakankamai didelis dalykas. Oi taip, tai čia didžiulis malonumas. Čia didžiulis malonumas Lego Star Wars. Bet turiu omeny patsai darimas objektų, kai tu gali pasidaryti. Taip, čia yra fantastika. Pusik, kaip manai, ar galima kalbėti apie Star Wars tokį, palikimą ir įkvėpimą kūrybinę tradiciją kažkokią? Ką jisai paliko po savęs kitiems kuriems? Nežinau, nelabai žinau, kaip paliko, Spacebalsus paliko, kas yra viena iš geriausių komedijų. Tikrai taip. Mel Brookso. Aš dabar galvoju, Battlestar Galactica pasirodė vėliau už Star Warsus. Man atrodo, kad taip. Taip, Battlestar Galactica labai irgi aiškiai yra paveikta. Net ir kostiumai, tiesą sakant. Ypač senosios. Aš jau naujo serialo nemačiau, bet sena. Bent jau visą laiką galima prisimti Blogio imperiją, kuri naidė per visą pasaulį, pats terminas. Blogio imperija, taip. Aišku, ar tai buvo Star Warsų išradimas Blogio imperija? Tai buvo Ruporas, kuris išsakė tą terminą. Aš nemanau, kad atsitiktinai buvo tas terminas panaudotas geopolitinėje erdvėje. Nes istoriškai tai buvo jau po Star Warsų pasirodymo, jo žiūrėjo visi ir nepakarto. Galbūt. Gerai, tai o iš šitos pusės žiūrint, tai klausimą tu esi pagal profesiją juristas. Kaip tau atrodo visą tą Star Wars, nežinau, drąsu sakyti juridinę bazę, bet visą tą sanklodas politinę. Visas tas senatas, revoliucijos ir taip toliau, kiek tai yra, grinai, kad būtų padaryta, ar kiek tai yra turi kažkokį realų pagrindimą? Oi, tai labai daug turi realaus pagrindimo. Ten pradedant nuo JAV pilietinio karo, baigiant su tiesiog ten tradiciniu tuo supratimu, kad demokratija tai yra parlamentinis atstovavimas, tai yra planetų kaip ir tam tikra konfederacija, kur galios centras nėra toks stiprus, galiausiai, ką darosi, tai jie nori viską užgrobti, jie nori valdžios vertikalės. Tai ir būtent tas galbūt tas įdomus dalykas, kad Sithai visada gali būti tik 2, o Džedajų gali būti daug. Nes tie, kas gina gėrį, jie kiekvienas su savo nuomonė, kiekvienas su savo galbūt tam tikrų požiūrių, o pas Sithus geležinė disciplina ir tik 2, ir jeigu ir vienas kitą iš esmės nugalabija nuolat. Toksai yra valdžios pasikeitimas. Tai šitas man patiko. Bet dabar vėlgi, gal tai nuskambės kaip Andoro reklama, bet kuo Andoras yra, vieniem labai patinka, kitus labai erzina, kad ten politinė dedamoji tampa tikrai labai svarbia. Tai yra tie reikalai, kad atsiranda požiūris iš imperijos pusės, ką mes turėjom žaisdami TIE Fighterį, pavyzdžiui. Žodžiu, kad jau jūsų planetas skrenda atstatymo, visi ten, žodžiu, medžiagos ir visa kita, jau tuoj suklestėsim. Vat visas šitas dalykas. Tai yra įdomu, kad šitame seriale mes jau pamatome ir imperijos žmonių, paprastų pareigūnų mąstyseną, kas yra jau labai kieta ir nuo pasakos juodos, baltos perspektyvos pereina į tos tokios gerokai pilkesnės pasirinkimų, sprendimo, kokia tau santvarka labiau patinka klausimo ir panašiai. Tai šitas dalykas, tarkim, ten pirmose 3 epizoduose tai buvo sužaistas taip labai primityviai, labai paprastai, kad ten yra senatas, vyriausiasis kancleris užgrobė valdžią, tai galima sakyti, tai gali būti Julius Cezaris, tai gali būti Oktavianas Augustas, tai gali būti Adolfas Hitleris, tai gali būti, kiek ten Napoleonas ar ten kas tik nori, ar ne, bet mes visą laiką matėm tik tai tą aukščiausią lygį ir paskui matėme gerus ir blogus besimušančius. O dabar jau atsirado tas variantas, kai mes matome ir geresnius, ir blogesnius, ir tam tikras moralinės dilemas, kurias reikia priimti ir panašiai. Tai yra įdomu, tai yra geras posūkis.
Ir arba pavyzdžiui, vėlgi kalbant apie visas tas architektūras ir dizainą, galvoji, aha, čia truputį iš Romos imperijos, aha, čia jau Britų matyti imperija. Ai, gal visgi jį labiausiai imperija primena Britus, aš dabar galvoju. Pagal savo tokį kalbėjimo manierą ir visą kitą. Bet ne pagal vizualią, bet būtent pagal tą tokią emocinį, intelektinį galbūt labiau. Taip, emocinis, intelektinis, taip, labai tas dalykas. Asociacijos, iš esmės, jeigu žvelgti į ekonomiką žvaigždžių karų, tai yra visiška laisvoji rinka. Prekybos alijansai, visokios ten gildijos, gangsteriai ir visi kiti, va šitie dalykai yra visiškai laukinis kapitalizmas. Arba Amerikos nepriklausomybės karas prieš Britus? Taip, arba Amerikos nepriklausomybės karas prieš Britų, taip, ten daug visokiausių yra šitų dalykų. Va dabar Andore, pavyzdžiui, yra viena linija, kur iš tiesų pasipriešinimas labai aiškiai modeliuotas pagal prancūzus antro pasaulinio karo metu, įskaitant beretės visus kitus dalykus. Tai va, tai taip. Ai, dar va vienas, kokį įdomų, dar keli momentai pasidarė man dabar įdomu. Pastebėjau vieną dalyką. Kalbant apie nežmogiškas rases, nėra rasių, kurios vaikšto kitaip negu dviem kojom vertikaliai. Išskyrus tuos padarus, kurie naudojami kaip transportas. Visi kiti, žodžiu, yra tie patys žmonės, tik tai veidai padaryti kokie nors kitokie. Tai kaltinu daugiakojizmo ir daugiarankizmo vengimu. Rankos dar atsiranda, bet iš esmės vaikšto beveik visi dviem kojom, ypač korusante kažkodėl. Dar kitas įdomus dalykas, kas nebūdinga, arba kaip tik dabar būdinga labai šitam laikotarpiu, tai yra, kad ir imperija, ir rebeliai yra, kaip sakant, racially labai diverse. Ir nes nėra taip, kad vieni būtų vien balti, kiti būtų vien, nežinau, žali ar dar kokie nors. Labai visi. Ir tuo tai, tiesą sakant, labai primena Romos imperiją, kur rasizmas nebuvo kaip reiškinys. Rasizmą iš esmės Britai ištobulino, pavadinkim taip. Tai va, tai tas dalykas yra įdomus, kai tu matai, kad pakankamai natūraliai pavyksta tą, diversity. Kaip lietuviškai verčiasi? Atsimenu. Aš jau irgi užsiregau. Įvairovės per daug neperspūdžiant įterpti į visą pasakojimą ir kad tai neerzintų. Dažnai aš vieną išimtį sugalvojau. Džaba. Tai džaba irgi vertikalus. Bet be kojyčių. Taip, su uodega ir dviem mažytėm rankytėm. Aš manau, čia buvo specialiai daroma, kad sugalvėt visą tą pasišlikštėjimą jausmą pagal vabzdžius, lervas ir panašiai. Bet ko man labai gaila, kad aš nežinau, ar tu esi ką nors skaitęs, matęs, žiūrėjęs, žaidęs panašiai, kad susidurtum su labiau išplėsta džabų istorija, nes man atrodo, ten kažkas buvo liktai. Džabus yra gangsteriai. Ten visas klanas yra kažkaip. Taip, nemažą ten teritorijos dalį, ne tik Tatuiną. Bet detaliai aš jų neskaitęs. Aš neatsimenu, kažkuriuose, man atrodo, kadangi yra tas serialas animacinis Rebels, man atrodo, tenai yra. Galbūt ten ir kažką mačiau. Supratau. Gerai. Tai va, tai nemažai mes čia visko aptarėm. Jo, aš manau, vertinga. Aš jaučiau visą laiką, kad jėga buvo su mumis. Ir tiems, kurie netyčia gal įsijungia per vidurį, o tiksliau jau į pačią pabaigą, priminsiu, kad jūs klausėtės tinklalaidės Kavinė fantastiška. Šio epizodo vedėjų buvo aš, Adomas Rutkauskas. Mano pašnekovas muzikalusis buvo fantastikos rašytojas, veteranas ir visų galų fantastikos specialistas Justinas Žilinskas. Malonu. Labai ačiū ir tą pačią progą noriu padėkoti Mokslo sriubai, kurio studijoje ir įrašytas šis pokalbis. Tebūnės jėga su jumis ir iki susiklausimo kitą kartą. Tai lydi jūs jėga.